Sveiki videoblogo pagal Jurgį žiūrovai. Prasideda pirmadienis, tvarkausi savo Hitlerio šukuoseną kavai. Tiesiog su amžium pradedi keistis ir tokie maži dalykai kaip šukuosena, kaip mašina ar tam tikri rūbų elementai gali padėti elgtis visai kitaip. O mano gyvenime elgtis visai kitaip reikia. Aš turiu tapti kontroliuojančiu vadovu, turiu daug daryti, nes pastaruosius 12 metų verslas atrodė vienai, o dabar reikia visai kitų iššūkių. Bet šitas vlogas ne apie iššūkius. Šitas vlogas apie tai, kad ieškom naujų verslo galimybių ir aš pasiimu jų su savim, tiesiog jų paieškai. Tai dabar pakuojuosi, yra be 27 ir išjudam į Lenkiją. Prieš tai, aišku, užsuksiu į ofisą, pasiimsiu savo kolegą. Šalta iš tikrųjų vaikščioti, tai už mūsų čia nugarų yra statomi sandėliai. Mes kaip Bonasta Group svarstom, ar mums nereikėtų lysti labiau į sandėliavimo paslaugas, vystyti e-komerciją į paslaugas sandėliavimo, vystyti mūsų esamiem klientam sandėliavimo, muitinės dokumentų rengimo paslaugas. Ir nesvarbu, ar jie į Ukrainą važiuoja, ar į UK važiuoja. Tiesiog matau, kad yra kalbinis barjeras su Lenkų įmonėm, iš tikrųjų sunku susitarti. Matau, kad, aišku, neaiškus ir nepastovus galbūt srautas, tai po truputį lėtai žingsniais judam į priekį, renkam iš lietuvių įmonių poreikį, ypač čia yra atsiradęs toksai poreikis, kada yra susiję į laikinų prekių išvežimų, tai yra perdirbimui, tai yra siuvimui, ar tai yra gamybai kažkokiai, tai nebenori tempti iki Lietuvos, nes Lietuva anksčiau buvo labai patogi į Baltarusiją vežti, o dabar aišku, kad Lietuva jau yra niekam nebepatogi, nebepakeliui. Tai toks irgi pasidarė mūsų šalies minusas, tai apendicitas, o Lenkų sandėliai užkrauti. Tai būtų gal visai įdomu vystyti šitą temą, jeigu čia yra toksai didelis potencialas būtent tos Lenkijos. Dabar gaunasi Lenkija yra tarp Ukrainos ir Europos. Ir kita vertus tai yra vis tiek maždaug vieną dieną arčiau Europos ir tikriausiai dar ir vežėjų didesnis pasirinkimas, nes būtent Lenkų tai, iš tikrųjų, smagu, kad čia mes 16 metais pradėjom tą verslą Lenkijoje ir tikiuosi, kad mes jį toliau išnaudosim, vystysim ir plėtosim. Išeinam iš ofiso dar taip pavėlavę, nes po 16 valandos tai Lenkai jau, kaip sakant, viskas. Užtrenkė ir duris sudeginę, viską palikę, jau kaip sakant, nieko jau nebeliko. Čia išėjimas. Oi. Gaila šito parkingo. Toks buvo didelis parkingas. Andriu, žinok, nebuvo vietos mašinam pasistatyti. Penktadienį statydavom ten prie Ošano ženklą, kad nevažiuokit, nėra vietos, nes užblokuodavo čia kelią, žinai, kamštį daryti. O dabar statyk į kairę ir į dešinę. Irgi ieškau lietuvių įmonių, kuriom pakeliui. Tarp kitko, esu matęs Cargo Go čia karts nuo karto, Transekspedicija. Šiaip būtų gerai susitarti ilgalaikę nuomą su kuo nors, kam reikia parkingo. Ir galėtų čia statytis. Tai hebra, jeigu žinot įmonę, kuriai reikia parkingo, tai rekomenduokit. Nes tikrai galima pastatyti. Manau, kad apie 5 mašinų galima dar čia sustatyti. Tiesiog ir tilps dar tos, kurios čia atvažiuoja. Labas rytas. Kažkur jau šviesos dega. Kažkas jau yra. Nors iš tikrųjų dabar yra 7:30. Ne taip ir anksti šiandien aš čia ateinu. Labas rytas. Labas rytas. Šuliuoju į online, jau vėluodamas. Bet visur, kur ateinu, tai mano, viskas mano. Ne? Tai va, online irgi turi tokį privalumą, kad jūs pagalvokit, kad jeigu jūs vykstat kažkur tai pas klientą, tai jūs esat jo teritorijoje, jo erdvėje, o jeigu jūs darot tą online iš tikrųjų iš savo kabineto, iš savo erdvės, šalia savo gėlytės kažkokios, tai vis tik gali būti viskas daug saugiau. Na, pasižiūrėsim, kaip man seksis. Po aktyvaus susitikimo man norisi atstatyti energiją, valgyti norisi. Ir biškai pažiūrėsiu, kaip kolegam sekasi. Nu, Robertai, teisinėsi vėl? Ne. Ne? Ne. Jekaterinas teisinasi ar ne? Ne. Ne? Ko jūs nepasidavai treniruotę vakar? Aš pirmiausia neturiu abonementą, čia vienas dalykas. Paskui kėdų. Ir vis nesugebėjo įtikinti. Tai abonemento nereikėjo, nes Jekaterina kvietė šitas nemokamai. Taip. Kodėl tu nieko nesakai? Nu, matai, dabar jau tai, ką norim girdėti. Tai, Elvis labai patenkintas liko. Nepatenkintas? Patenkintas labai liko, sakau. Patenkintas, jūs būtumėt matęs, kokias jisai siuntė man žinutės, aš taip vakar vengiau tiesiog, to galvoju, Elvis, kodėl. Jis man atsiuntė nuotrauką, kurioje yra visiškai po prakiu, ta prasme jis tirpo.
Reikia paaiškinti biškį. Jekaterina, mūsų teisininkė, yra dar ir fitneso trenerė, tu save vadini. Grupinio užsiėmimų ir asmenė, taip. Tai vakar nusivedė Elvį į treniruotę. Sakė, Elvis buvo vienas vyras, ar buvo daugiau vyrų? O ne, gal buvo 5? Bet laikė save vieno vyru tenai. Tai labai patiko ir va Robertas komentavo, kad jisai pavargo ir privargo. Tai va vakar buvo įtempta treniruotė. Pažiūrėt, ką kiti veikia. Čiaras. Ko pardavimuose taip tylu? Reikėt nors kažką tai parduota. Ta varpa nenorėtume tokio. Rinkodara mūsų. Apskaita. Čia išrašomas visos sąskaitos faktūros. Kaip jie liūdė. Labas, kodėl vėl Wi-Fi'us nėra? Dirbam, testuojam. Toks jausmas, kad grįžom į šitą LTE ryšį, tą LTE, koks ten būna. Teisė mūsų. Kaip būtų geriau. Blemba, online tai reikėjo per telefoną persijungti šiandien. Viskas, dabar sekantis stotelė Žinių radijas. Einu duoti trumpą interviuką apie tendencijas transporte, apie iššūkius. Įdomi šiaip tema. Man jinai įdomi, man jinai yra artima, aš daug žinau apie ją. Tik kaip susitvarkyti, dar neradau atsakymą. Bet gal, be kalbant, kartais rasim. Aš galėčiau biškį žemiau nusileisti, ne? Ne, aš dabar jau žemesnis, ne, už visus. Pykstu, nes šiandien vėl turėjau pasirūpinti šeimos pusryčiais. Galvojau, užsuksiu į IKEA Expressą, užsuksiu prie Cyber City, praktiškai prie jo namų ir pakeliu į darbą. Ir blemba dirba nuo 8. Ir čia aš manau yra problema, nes hebra, tai jeigu tu esi nišinis verslas, jau man eiti į tą didelę tada IKEA. Jeigu tu esi ekspresas, tu dirbi prie stotelės, kur žmonės ryte važiuoja į darbą. Tai come on, tai nuo kokių 8? Nuvylėt. IKEA nuvylė mane. Jeigu tu esi nišinis, tu turi varyti nuo 7 ir tada visiems pranešt, kad ei, hebra, kai važiuosit į darbą, norėsit pusryčių, pas mus pačios karščiausios spurgos, pačios karščiausios bandelės, geriausi sūreliai ir bananai skaniausi. Yra čia, užsukit, mes dirbam nuo 7. Come on! Tiek daug darbų, tiek susitikimų, kad dabar pirma. Pietų metas einu papietausiu, nes šiandien planuoju eiti biškį pasportuoti. Planuoju eiti pas Jekateriną, mūsų teisininkę, į jos vedamas grupinės treniruotės. Pasižiūrėsim, kaip man seksis ir bandysiu naują teritoriją. Tai tempė mane Elvis į impulsą, eisim sportuoti. Pažiūrėsim, ar mums čia pasiseks pasportuoti, ar čia tik šūdą pamalsim, kaip visada, ne? Nemanau. Elvis jau ruošia sportuoti, žiūrėčių sportininkai susirinkę. Eiksa. Laukiam trenerės. Jūsų vietas čia. Aš galvoju, čia mūsų pagal rožinį. Kaip smagu jūs matyti ir kamerą. Vakar sporto klube sugebėjau palikti kamerą. Laimė, kad Elvis dar buvo pasilikęs ir Jekaterina tikriausiai dar turėjo treniruotę. Tai parnešė. Tai šiandien su manim turėjot būti Vilniaus klubo pusryčiuose. Praleidot, buvot pamiršti. Ir tada turėjau susitikimą su banku. Bankas žiauriai geras. Ir čia tie žmonės yra praktiškai pagrindiniai to banko žmonės. Tai hebra, Lietuvos bankai, laukit konkurencijos. Aš jums sakau, ateina Lenkijos bankai ir Jurgis jiems padės ateiti į šitą rinką su klientais, su informacija, su žiniom, nes aš pats irgi labai suinteresuotas, kad atsirastų konkurencija. Jeigu atsimenat, Lidlas atėjo į Lietuvą ir Lidlas atėjo iš tikrųjų ne su low price, kaip čia pasiūlymu, kaip matot, Lidlo parduotuvės pas mus tai kaip butikai, kaip kažkas ekskliuzyvo, bet taip sujaukia rinka, kad tikrai situacija pagerėjo. Tai manau, kai ateis Lenkijos bankai į Lietuvą, situacija analogiškai irgi galės pagerėti. O šiandien ką? Darbeliai, sakant, laukiam rezultato. Elvi, einam į vakarus. Ar į pietus, matai? Tas tai geras man. Kodėl kita salė nesivadina pietus? Mes su Elvi ateinam, dabar apsitarsim, nes aš labai norėčiau pasiekti 21 000 subscriberių iki metų galo. Liko praktiškai mėnuo su trupučiu. Tai va tuoj susidėliosim ant lentos, kur dėliojamės kabunastos ir judėsim į priekį, ne? Mes taip su Elvis susisetapinom viską. Elvis veiksmų planą pasiėmė pas save, tai aš dabar negaliu paaiškinti ką. Mes ten sutarėm ir net neprisimenu, kad paskui sukontroliuočiau. Čia matyti ir yra mano pagrindinė problema, kad dabar aš tuos lapus, ant kurių vedu, aš jiem atiduodu. Tai žiūrėkit, mes sugalvojam, kad pakurti ir turėti kuo daugiau followerių, tai mes pakursim va taip.
Va taip va, proaktyvūs vadovai dirba su savo pavaldiniais. Tai turim nusimatę tikslą. Žiūrėk, viskas čia atitinka kaip pagal visą vadybą, ar ne? Yra kiekis, yra terminas. Tada idėjas visas sudėję ir tada atsakomybės pasidalinė. Jeigu kas nesupras, tai džiaugiuosi, kad nesupras, kas čia surašyta. Bet šiaip iš tikrųjų tai pabandysim net gerą akciją padaryti. Dabar Elvis bando išmušti jums gerų dovanų. O dovanos tai turėtų būti Braito energetinis gėrimas. Ir tikriausiai, kad bus jo daug ir skanaus. Viskas. Paspaudžiu savo finansų vadovui dešinę. Jis dar lieka tvarkytis, ateina 6, išeina paskutinis. Tikrai jaučiuosi kaip, kad saugomas ir dengiamas, kaip ir IT vadas irgi. Sėdi iki paskutinės. Andriau, eik namo jau. Tikiuosi, kad viskas bus gerai. Tikiuosi, kad jums šitas vlogas susižiūrėjo irgi neblogai. Tikiuosi, kažką naudingo pasiėmėt. Arba bent jau įkvėpimo gavot. O aš siūlau vieną dalyką, niekada nesustoti, eiti į priekį, kad ir kaip sunku būtų. Šitą savaitę man buvo tikrai pati sunkiausia iš iki tol buvusio savaičių. Bet žinot ką, aš tikiu, kad tikrai dar bus sunkesnių savaičių. Taip kad jeigu susitvarkiau su šitu, susitvarkysiu ir su visais kitais dalykais. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Iki kito video blogo, jau visai netrukus, kaip girdėjot, bus Braito, bus dar kažko tai gero. Fantastika. Vis gerėja reikalai ir darosi vis smagiau ir smagiau filmuoti šitus vlogus. Nes, žinai, kai viskas yra gerai, tai jautiesi kaip girdamasis. O kai viskas yra blogai ir kai tu tvarkaisi, tai jautiesi kaip tikras lyderis. Iki kito karto. Iki draugai.